Sveiki, mėlėjai Žiburio žinių žiūrovai. Čia ir vėl aš, jūsų nuostabioji mados kritikė Augustė. Žinot, nebuvau ilgą laiką, ruošėme šimtadienį ir va šiandien mes esame čia. Patys karščiausi kadrai, kalbinsim, kas, ką, kaip apsirengė, kokie dizaineriai, kokie stilistai. Bet pavyzdžiui, iškart pakalbinkime Gedvilę. Kas čia per suknelę ir kaip ją nusprendė dėvėti šiandien? Šią suknelę pasiuvom pagal užsakymą. Matot? Mūsų 12-okai šiais metais tikrai nebijo mėtyti pinigų ir net suvasi suknelės. Nu, wow, toliau. Ką toliau? Kodėl vat būtent raudono? Nes noriu išsiskirti iš minios, kadangi dauguma merginų... O aš dar mačiau vieną raudoną suknelę ir ką tai taip? Labai gerai, mes būsim dviese. Sutikome mūsų laidos ikonėlę, mano bendraklasę Gabrielę. Gabrielė, aš tiesiog apšalus ir apstulbus. Kodėl taip ir kodėl taip nuostabiai? Nes iš tikrųjų aš taip nusprendžiau ir taip, aš manau, kad tikrai nuostabiai. Mano pasirinkimas yra pats. Gėlių toks vainikėlis, nu taip gražu, taip vasariška, gana to šalčio ledo. Prisiminti vasarą, taip, gana tų šalčių. Iš tikrųjų pritariu ir tikrai labai didžiuojasi savo klasėje. Labai nuostabiai atrodai, ačiū, labai puikiai vedėja. Puiku. Ir vat štai mūsų ikonėlė pozuoja. Tikras modelis iškart galima ant Victoria's Secret podiumo. Visos spindi, o štai Justė kaip visada atstovauja tą kito stiliuko pusę. Kaip nusprendė vat būtent taip apsirengti šimtadienį? Pasklaidžiau drabužių spinto ir nieko daugiau neliko realiai. O pavyzdžiui, daug žmonių investuoja ten 100 eurų, siuvasi sukneles. Kodėl tu va taip nedarai? Iš vienos pusės laiko nebuvo, iš kitos pusės tam bus dar išleistuvės. Bet nesvarbu, kad neišleidai daug pinigų, galima pigiai apsirengti labai gražiai. Jau prie taurelės smagiau darosi, bet visgi mes norėtumėme pakalbinti. Visi vaikinai šimtadienį kaip ir rengėsi kostiumus, ne? Nu čia kaip ir jau ta taisyklė. Bet va jūsų taip išsiskyrė, tai papasakokit, kur pirkote, ar čia gal stilistai, dizaineriai viską darė ir kodėl būtent taip nusprendėte apsirengti į šią šventę? Na, iš tikrųjų turime pas draugus rate tokį garsaus vardo dizainerį, tai norėtume jį pakviesti. Ateik man. Padėkokime Mantui Petraškevičiui. Mantui už tokius nuostabius kostiumus. Taip, būtent jisai mums dalino patarimus dėl aprangos. Ir labai jam dėkojam, nes jis nėra tik mūsų dizaineris, jisai jau ir yra mūsų labai artimas. Patiems geriausiams žmonėms patys geriausi kostiumai. Nu tiesiog puiku, ačiū vaikinai. Šiandien aš viena pasipuošiau juodai. Štai prašom dar 3 juodos suknelės, bet su gražiu spindesiu. Merginos, kodėl juodos? Mirties spalva? Klasika. Juoda kūdina. Taip, būtent. O vat pavyzdžiui, daug yra juodų suknelių. Kaip išsirinkote būtent savo? Pavyzdžiui, Aušros yra visiškai juoda. Kodėl vat ne kaip akvilė spindinti? Vėrinys spindintis. O kokie tavo dar pasipuošimai galbūt? Nes norėjau išryškinti figūrėlę savo. Mokytojau, labai gražiai atrodote. Kaip nusprendėte apsirengti vat būtent tokį mėlyną gražų kostiumą į šią šventę? Buvau jaunas ir gražus, dabar tik gražus. Kostiumas šitas nuo pernai. Nesileidau 4 D, o dabar turiu 1 D. O kodėl į mūsų laidos šimtadienį naujo kostiumo nenusipirkot? Kaip čia suprast? Neuždirbu tiek. Sveiki, šiandien ypatingas Mados Reido interviu, nes mes šnekiname pačią Mados Reido žvaigždę Augustę Liberytę. Taigi, Augustė, kas tave įkvėpė pasirinkti būtent tokį stilių šiam vakarui? Tiesiog ėjau į parduotuvės, buvo pirma rasta suknelė ir labai tingėjau eiti po kitas parduotuvės ieškoti. Bet šiaip sesė pasiūlė rengtis juodą paprastą suknelę ir priderinti aksesuarus kažkokius ryškesnius. Pasirinkau smaragdinę spalvą, kuri man yra labai graži. Žinoma, nuostabus atsakymas, tačiau ar turėtum kokį nors patarimą toms, kurios nesugeba rasti įkvėpimo
ypatingam vakarui? Iš tikrųjų, visada galima rinktis kaip parduotuvių manikenai, bet tokių žmonių Lietuvoje N. Tiesiog reikia galbūt kažkaip labintis tą savo skonį, o jei nepavyksta tiesiog kopijuoti kitus, kad neatrodytumėt, kad bože. Štai sutikau dar vieną žmogų juoda suknele. Sveika nepažįstamoji, kodėl taip nusprendė apsirengti į šią šventę? Juoda spalva yra klasikinė spalva, vadinga visais. Pritariu 100%. Matau, pati apsirinkite, gal kažkas Žinoma. Juodai rengtis. Nu, gal ir patarė, nesakysiu. Jaučiu, kad sesė. Iš tikrųjų, žinokit, mano stilistė buvo sesė. Ir aš labai siūlau visiems, kurie į tokias šventes rengiasi, pasiprašyti sesės, brolių patarimų. Iš tikrųjų, jie daug geriau žino. Ar žinote, kas yra ryškiausia šimtadienio vakaro žvaigždė? Štai, Megana. Iš tikrųjų, kaip išsiskirti iš minios, būti žvaigždė, Megana? Kaip nusprendė, kad taip pat apsirengsi? Tiesiog ateini ir kas krenta į akį? Megana. Norėjau blizgėti labai. Kodėl? Ar čia šimtadienis jau čia blizgesio šventė? Tai žinoma, šimtadienis reikėjo pasiruošti. O ar daug teko investuoti į štai tokį blizgantį sidabru švarkelį? Nei daug, nei mažai. Normaliai gana. O pavyzdžiui, ar dar kur nors užsidėsi, ar čia jau toks, žinai, vienetinis kartas? Ne, tikiuosi užsidėsiu iš tikrųjų. Nu ir labai sulauksime gal mokyklą šitos žvaigždės. Mėlėjai Žiburio žinių žiūrovai, iš tikrųjų visi yra savaip gražus ir nuostabus. Vieni investavo daug, kiti mažai, bet iš tikrųjų svarbu, kad būtų smagu. Nesvarbu, gali ir maišu apsirengęs ateiti, svarbu, kad gera nuotaika šimtadienio metu būtų. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu, einu puotauti, susitiksime kitą savaitę. Būkite madingi ir laimingi.